Turim pirmus atvažiuojančius žmonės. Ir kas čia atvažiuoja? Ogi Venantas su visa šeimyna. O, ir Ernis. Na ką, einam perzint žmonių? O kur jūs jau važiuojat? Išlipa iš mašiną. O, Šarūnas visai nepavargęs atrodo. Valgyt virkis. Kaip jūs laikotės? Žymnazė metų? Kiek miegojai? Pusvalanduką. O, Rugilė. O, kokie visi pavargę. Daug aš tau duosiu, bus kaip... Aš paskutinį kartą miegojom užvakar. O, Saulytė, tai gerai išsimiegojęs atrodo. Žinokit, 305 valandas atrodo buvo smagiau važiuoti, negu jums keliauti. Sakau, mes užvakar paskutinį kartą miegojom. Pirmi žmonės yra. Va tokie va batai pas vaiką. Padaryk tajukai. Turim antrų žmonės. Atidarei vartus? Su kokiu tikslu? Tai atvažiavo kažkas? Ne mašina. O kodėl neveikia? Tai dar vieną kartą. Vienas būna statas, kitas. A ne? Nu tai kad atidariau. Veikia? Arba čia galbūt paspaudai šitų vartų. Šito. Ai, to. Vienas rašytas, kitas yra tas, darinė. O? O, bet aš tik dabar su mūsų galvoju. Ir Šazamas atsidaro. Žiūrėk, su Mersu atlėkė. Mersas tai neblogas, ne? Čia iš Ispanijos gal atvažiavo? Nu. Jo, čia iš Ispanijos. Klek, 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 klek. Pamatė. Viskas. Dar, man atrodo, dar trūksta 10 žmonių. Turim trečią mašiną, kuri atvažiuoja. Šazamas atsidarinėja. Šiaip nežinau, kiek dar čia trūksta, gal apie 10, gal mažiau. O, va, visi mašinoje sėdi. Nu, gaziuko. O. Keturiese mašinoje. Talpiai. Labas rytas. Čia kameros nebijokit, pateksit į vlogą. Pavilai. Sveikas. Op. Populiarės, ne? Jo, jau viskas nebereikės dirbti, galėsit influenceriais būti. Dar, man atrodo, dar vienos mašinos trūksta. Gal dar dvi. Žurnėlis pas mus atrodo labai pavargęs, tai vat jį ir patrukdys. Sveiki. Pasako, ką vakar veikėjai? Vakar realiai visą dieną ant streso. Turėjau renginį, daug pasirašymo, daug nervų, daug niuansų, daug, sakykime, niuansų, dar kartelį pasikartosiu, buvo, jeigu taip gražiai įvardys, bet viskas gerai. Ar buvo kokių feilų? Feilo iš personalo pusės buvo, sakykime taip, bet šiaip buvo tikėtasi kur kas, kad bus blogiau, išėjo kur kas geriau, Hebra liko be galo patenkinta, didžėjas pranešė, kad dar prasitėsi diskoteka, tai aфиgenai ir jau, kaip ir supratau, rezervavo sekančiom datom, sekantiems renginiams. Tai... Super, o tai kėlės kokią 6 ryto? Kada? Vakar? Šeštadienį. Šeštadienį teoriškai kėliau 6, o praktiškai naktį nemegojau, tai kaip ir megojau penktadienį. Ai, paskutinį kartą. Jo, kaip ir. O šiandien kokia diena? Šiandien sekmadienis, šiandien laikrodis rodo, kiek pavyko užmigti lėktuve. Nu, valandžiukę numigau.
Per 2 paras. Tai va tiesiai po renginuko, aišku, buvo mašina nusėdus, kadangi kažkoks nežinomas žmogus paliko lempas jungtas visą dieną, tai šiaip netaip atgaivinta buvo, po to... O aš girdėjau tokį dalyką, kad ta mašina turėjo visiškai naują nupirktą akumą. Absoliučiai ką tik nuliovas nuo tralo buvo įdėtas, su etiketėm su visko blizgantis ir... Buvo bandyta užkurti su žaliapjoviniu akumuliatoriu, kas yra 1.4 TSI variklis. Iš kur jūs įgavot? Į golfą. Žaliapjovos akumuliatorius. Tai užtrukau su krokodilais kažkur pusę valandos, kol pakraus 2 litrų pirmuko akumuliatorių. Tai vakaras buvo neblogas. Tai čia aš maždaug kroviau akumuliatorių apie pusę 2 nakties. Ir toks be miego. Dar gerai, kad atskiriau kur pliusas, kur minusas, nes jau būčiau nebeatskrydęs. Bet tai geras naujienos tos, kad jau Ispanijoje, jau kur šilta, faina. Žinai, ką aš galiu pasakyti? Saulutė šviečia, išgerti kviečia. Tiesa, ir užbaigam interviu. A jūs jau kepat? Žodžiu, kiaušinienė. Ką jūs darot? Ne kiaušinienė, bet beikonas. Tajukai, nelįsk į šiukšliadėžę. Ką jūs darot? Kur jūs sakėte, kad pradėjot? Nu ką tu pradėjai? Jau dirba, jau dirba. Sakė, man tas tuluštis su filmavimu. Jo, žinau. Montuot Canyoną. O tai jūs man sakėt kažką? Nu, pasiūlyk. Tai gerai, einu ir aš dirbti. Ko nevalgau? Nustatyta, ne? Ir iš čia geriau žiūrėk, bus aiškiau. Tavo Pavelai visus daiktus palikau dėžėse. Visų daiktai dėžėse. Taip, tada kiši ne čia. Kiši va čia nais va. Tai tada per aną, ne? Ir tenais pro apačią yra toksai šudukas. Jeigu paduosi, aš jį pačiups. O, gerai. Ir dabar per vėl va čia va. Ir Čia geriausia. tada... Žiūrėk, matai, yra rodyklytės. Rodyklytė turi būti į tą pusę. Nu va, šitų dalykų nežinojau. Aš buvau pažymėjęs į tokią nesąmonę, dildytę. Čia kaip sekas? Oi, kaip čia gerai supakavo tau, klausyk. Čia aš pats. Labai jau profesionaliai. Kaip galvoju. Pasiūlai tu, man atrodo, pasiūlai nusipirkti šitų. Jo. Šiaip, nu, prisidarei savo biškį veiklos ir reikėjo dažytojo juosto, žinai? Ai, dažyti? Jo, nes dabar reikės viską karpyti. Negail. Man reikės traktorių dabar. Ir man atrodo atvažiavo paskutinė mašina. O gal dar ir ne paskutinė? O gal ir paskutinė, 3 žmonės viduje sėdi. Tai va. Nu, sakiau, kad čia veiksmo bus daugiau. Tai va, surinkom porą dviračių padėjom. Einam vėl žiūrėt, ką moterikės gamina. Vėl jisai čia su kamera. Tu nebijok. No lunch for today. O tai tu kartais sakei, kad čia net neisi į šitą patalpą. Tai aš короче, konclageris ir liepė, privertė, ne savo norų. Tai va taip ir gyvenam. Taigi man, tai kur yra mano grietinėlė? Grietinėlė? Mes nupirkom grietinėlę. Grietinėlė. Kurgi tu... Va. O veganiška? Vienantas sakė, nėra tokios. Yra. Toji grietinėlė. Neradom. Gavau užduotį. Turiu maišelį. Eit pririnkti apelsinų ir citrinų. O kaip citrinos atrodo, aš nežinau. Tai va, einam rinkti. Turim citrinų medį. Va, prašau. Ir žalias, ir geltonos. Tai nepriduokite tos, reikia skinti tos geltonos. Reikia žalias, rūgštesnės bus. Ne, figa, nesipjaun, čia taip atrodo, kad mažučiai tie lemon. Ką tik skaudžiuoju būdu sužinojau, kad citrinmedis turi spyglius, kurie labai aštrus. Gerai, citrinų turėtų užtekti. Einam apelsinus rinkti.
Apelsinus geriausiai imti nuo žemės. Jie saldžiausi būna, jeigu nebūna supuvę. Tai bandysim atrinkti. Vakar buvo labai didelis vėjas, tai gal šiandien bus šviežiai prikritusių. O, atėjom į apelsinų rojų. O, gražu žiūrėt. Gražu žiūrėt. Kiek daug šviežiai prikritusių, saldžių, sultingų apelsinų. Super. Paruošiam specialius pusryčius Pavelui. Pavel, tu pas mus veganas esi, ne? Taip. Papasakok, kiek metų esi veganas? Nu šiaip, įdomu tiesiog. Nuo 20 metų spalio galo. Tai jau 6 metus su biškiu. Ne, Nu, 6,5, bet 5,5. Jo. Visai. Ir kaip sekas, nėra sunku? Ne, tikrai ne. Ne, tikrai ne. Sunkumai atsiranda nebent kokie nors socialiniai ten nereikalingi nesusipratimai. Pačioj mitybai ne. Aišku, jeigu žmogus turi socialinį įsipareigojimą, nori bet kur, tai pasidavo laisvai vaikščioti, su visais valgyti, na taip, bet atsiranda keblumų. Bet tai vis tiek šiaip daugumoji restoranų, kavinių yra pilna ir veganiško meniu ir taip toliau. Taip yra, bet aš apskritai nemėgėjęs tokių vietų, tai man dabar nelabai problema kyla. Svarbiausias klausimas yra, kiek esi daugiausiai bananų suvalgęs į dieną? Į dieną, nu taip neskaičiavau. Bet maždaug. Tai vat ir prieš vidus, tai vyko pas 7 gal daugiau suvalgiau, ką žinau, gal 10. 7 bananus. Ar ne, nežinau. Bet, ne, 10 tikrai kažkada esu suvalgęs, manau, tikrai. 10 bananų į dieną. 10 bananų į dieną. Žinau, kasdien. Bandysim mušti rekordą šią stovyklą. Aišku, taip, bananai labai geras vaikas, kalis, viską. O, tai va. Va, man vaikas atnešė pavalgyti. Dominika, ar žiūrėjai nors vieną mano vlogą? Toks vat ir draugas. Gerai. Pagaliau valgom. Makaronai su grietinėlė, grybais, beikonu. Ko dar dėjot? Špinatai, pomidorai, sūris. Sūris. Nu ir va. Oi. Turim dar vieną nepatenkintą žmogų. Tai kad tu čia influencinė, visi valgo, tu su telefonu žiūrė. Šiaip čia GoPro. Visos karbonkės, stiklainį, viskas vaiką kampą tiesiog keliauja. Tai turėsim dėžių, dėsim dėžės, kol kas neturim, sakė, neskai išpidelylę. Dėžės kompresarinė. Dabar yra dėžė, Bet realiai jūs nematėte to vaizdo, ten didžiulė dėžė ir jinai tiesiog į orą pakilo ir nuskrido kažkur. Vakar buvo. Čia vakar buvo. Jo. Nu, iki treniruotės pradžios liko baliambo 15 minučių, reikia nepavėluoti. Tai einam ruoštis ir minsim į treniruotę 2 valandėlėm. Skrandžiai pilni, pavalgę. Va, mūsų šef pavarnojo. 2 valandėlės per tokį puikų orelį. Ko tu kameros bijai? Kameros patikėk bijodama. Dabar visi bijos mano kameros. Opa. Kaip vaikų darželį visi, po vieną. Op. Evgenijau!
Kažkaip paridėsi. Įsibėgėsi. Išvažiuojam į treniruotę. Vėjas didelis pučia. Все, давай. Merginos trūksta. -1, gerai. Aš važiuoju. Laimonai mane pro kairę lenk. Nežinau, ar kažkas girdisi, bet buvo -1 žmogus. Tai teko stumt. Pulsas 108 pasiekė. Sunku. Bet jau visi kartu. Jau dastumėm. Nereikia ir atkarpų. O! Komentaras šviežus. Komentaras toks. Šiandien turim galimai skęstančių kačiukų grupę, kai kuriuos gali tekti skandinti rytoj. O kačiukų daug. Miau, miau, miau. Ar šilta? Šilta labai. Top Dog Bistro. Šūnų maistas. O, su viena ranka. O, be rankų. Žiūrėk, be rankų, o. Čia turbūt neveikia. Ir vėl jis filmuoja, jau taip daėdė. Aš nebegaliu žiūrėti tą kamerą. A tu tolėtė filmuoja? Nuo ryto jis ateina į tą kambarį, filmuoja, jis naktim dar atėjęs kažką. Nesuprasti. Net čia ir nenormalu. Dar trūksta, kad tolėtę filmuočiau. Ir tolėtę ten ateini GoPro įjungtą. Dešinę! Aš čia pamiršau kažką ten. Tai čia netyčia. Ir taip uždangstyta. Uždangstyta. Į kairę, atsargiai mašinų gali būti.
pradėjau kurti. Taip, važiavom treniruotę, dasukinėjom ir ką sutikom? Ogi lietuvius. Ką veikiančius? Ką veikiančius, o kaip būdinga lietuviams, apelsinus vagiant. Parodyk, va, pasikrovau. O, čia vietoj gėliuko, ne? Jo. Karpsai ten viską. Kiek šiandien minut? Nedaug. Nedaug? Matai, aš 3 ryto kėliausi, jos irgi panašiai. O, tai smagu. Jos iš Lietuvos aš ir padariau. Nu, tai va, važiavau biškį dar pasireguliavau batelius, plokšteles. Ne batelius, o plokšteles pasireguliavau. Dasukinėjau. Važiuoju ir žiūriu lietuviai. Vagia apelsinus. Iš vietinių ūkininkų. Tai va, sutikom Jono maišelį. Sakė, irgi treniruojasi. Dar vakar buvo Gran Canarijai, šiandien jau pas mus. Sakė, kažkur Denijai gyvena. O mes važiuojam namo. Šiandien turim 1:56 minutės. 56 kilometrai. Ganėtinai lengvai, bet ir sunkiai, nes buvo žmonių, kuriems buvo sunku grupėje važiuoti, žieduose. Tai reikėjo pastumdyti, nes atsilygdavo. Tai biškai sudėtinga buvo, bet nieko baisaus. Ir to jau bus lengviau, jau būsim kalnuose. Na ir mes jau čia. Dabar reikės rašyti žinutę, kad atidarytų vartus kažkas. Dabar einam greitai į mūsų servisą, garažą. Pavelui atsitiko problema, išsimovė pedalas nuo ašies. Prieš tai jį kažkas servisavo. Nesakysim, kas servisavo, bet atsitiko problemėlė. Taip, pasižiūrėsim. Nu, kur tavo velosipėdas? O tu tik dabar grįžai? Nu, nesiniai, prieš kokį 15 minučių. Oi, tu taip ilgai dviratį krovi? Ai, išsimovė ir važiuoji, ne? Tai pasijuoto, kodėl. Taip ilgai ką? Nu, tuoj, pala kompą pasidėsiu. Reikia dokumentuoti viską. Nu, kuris išsimovė? Dešinis šitas. Nu, tai dabar nebeišsimauna. Ai, Ne, tai ragas, atsisukęs. Jo, Tu prisisukai tą veržlę, ne? Jo. Nu tai reikia. Nu, tai gerai, tuoj. Bet jau ragas, kleba, matai. Ne, tai gal neprisiveržia normaliai. Gal su pirštais da veržia ir su įrankiais. Kiek goliukų yra? Tuoj, pasižiūrėsim. 4 turi būti. Aš nemoku filmuoti. Tai, va, viskas. Na. Geras Lidlo Parkside rinkinukas. Jo, va dar sakė, nes du dviratininkus. Sutikau, sakė, va tokį įrankį reikia. Kažkok tokį. Jo. Dabar tu, nes aš sin tokį mažiau, jo.
Nes šitas vat jo pagal laikrodį. Jeigu, žinok, Sekantis jeigu neina užsukti su jeigu tais pameti mygtuku. vieną goliuką, tai tau žopa bus. Reikės remkomplektą važiuoti pirkti. Čia 5. Renkomplektą niekur nebus. Bus. Sakai, turės kažkas asiomą? Užsakyt bus gal. Ne, tai užsakyta jo. Ai, čia dabar su pirštais tik tai šitą dasukai. Trūksta goliukų. Nes Palauk, tai- kleba. Ne, tai klebo, nes šitas neprisuktas. Tai iki kad galo. jau... Ai, nu neprisuks. Ai, jau tas neužvėrė jau. Jo. Tai gal... Veržtą goliuką, ne visą, nu, aš čia Jo, jo. visą veržlę užveržęs visą šratukai. Vis dėlto kažką pametė, nes pedalai nesisuka. Aš auselį pasiėmiau. Nuo bien. Nuo bien. Žopa. Koks žodis, Pavelai? Koks žodis? Nu, Man SBM. neneša Nu, galvo, SBM. kaip jam galėjo nusimauti jisai, ble. Aš irgi nesuprantu, nes turėjo būti atsileidęs, reiškia. Ar tik vos už kantų, nu, ais neįdėjo, va taip, va, nu, ar nesuprantu važiuoju, ne? Aš tai nežinau, Paulas važiavo. Nu, aš važiuodamas. No bujen. Man nematė, paskui žiūriu, kad Kinder Bueno. Ar kaip? Šopa. Ne, ne taip. O jeigu dar... Ne, užtenka, vis. Pala, o dabar Vyksta pedalo taisymas. galvutė. Ne. Nu da, biškai laikyk, aš nebėjau. Ne, stipriai nekalba. Viena. Eina, ne? Ne. Reiks Neužėjai. įsmėti, laikyk. Bet tai negi net turi praeit pro tai. Kalam, nu. Jis turi ant plasmasės atsiremti. Matai, ta plasmasė jau nupjovė, biškai. Ne, bet ta plasmasė jau nusmaukta žemyn buvo. Jo. Pažiūrim dabar, gal jau jinai praėjo, kur tas pedalas. Ne, neužtenka, aš matas, Ne, šiek ne, tiek turi būti nulis tarpo, nes tada... Na, Kuria čia pisė. juk sriegis į lauką pusę. Na, žiūrėk, matai, giliau abojų stovi negu pedalo rėmus. Na, vis turi guolį susiveršti ant tos abojimus. Žopa. O, ką tik kruasaniuką iššoviau. Sėdam biškai, pamontuosim pusę dienos. Благодарю visiems už Šanchajaus vyrą. Tai va, dabar pamontuosim biškai. Laukia mūsų vakarienė dar. Vakarienė yra lygiai už 57 minučių. Paskui bus vos ne mitingas, taisyklių paaiškinimas, taip toliau ir mėgučio. Nemanau, kad šiandien dar kažką veiksim. Jūs? Kiniečiuose buvom. China bazarė. Mirka Čina. Tai, Pasakysiu blogą žinią. tai ką jau prisipirkot? Iš šių kamerų pasakysiu blogą Olimpiadai išpirko visus. Nėščia. Visi kaip vanagai supuolė prie maisto. Ajajaj, kaip skanu. Ajajaj. Lašinis? Kažkas, matau, dar turi ateiti. Einam valgyt. Visiems skanaus. Dėl pagrindinių virtuvės tvarkos visų dalykų norėčiau pasakyti. Tai mes esame šeimininkutės, Šarūnas, Virgilė, aš Gabija. Tai žinokit, mes atsakingi už virtuvę ir visą kitą. Pagrindiniai dalykai, ką jau minėjau šiandieną, tai šiukšles rūšiuojam. Nes matau, kad maisto yra džakuzis, tai nepamirškit naudokit. Gal ne visi namuose turim džakuzis, tai naudokitės progą. Tik tais, jeigu jau matot, kad limfadrainažinės kojinės yra elektrostimuliacija ir yra Jevgenijus. Jevgenijus pats pasakys, po kiek masažų per dieną priema, tai visą laiką mes čia susirašom, kad aš einu tada tu ir kad visi žino, kad ar užimta, arba dar turi kokią vietą. Šiaip pagrindė čia geriausiai bendrat, kad visi žinotume tą informaciją. Pagal nelikus 2 minutėm iki treniruotės, jo. Nes nespėsit.
Tai va, tai kaip ir Gabija sakė, dienos planas yra toks, kad jūs 8 einat į mankštą ir galite į mankštą neiti. Tada yra planas tikriausiai, kad 10 rytoj startuojam. Išmenam, į treniruotę įsidėkit pavalgyti atsigert, nes minimai yra ilgesni negu 1,5 valandos. Jeigu važiuosim kažkada tik į kalnus, tai galite orientacijai maždaug skaičiuotis, kad po 2 maisto vienetus į valandą kalnuose vidutinis greitis nuo 20 iki 25 km per valandą. Atitinkamai pagal tai ir skaičiuojame. Prastesnė, jūs prašiau jausitės, dėl to nes jūs būsite vis labiau pavargę. Tai šią dabar turėti geriausią savo dienos stovykloje, kita geriausia diena bus nebent Lietuvoje. Nes tiesiog bus nuovargis. Natūraliai teminant, nori, nenori, jis atsiranda. Labai primiktinai rekomenduoju nepradėti matuotis stovykloje, pas ką ilgesnis, trumpesnis, į kalną, nuo kalno, sprintuojant ir panašiai, dėl to, nes jūs susikursit dar daugiau nuovargio. O tai Evgenijus turi tik 2 rankas ir visų jūsų vienu metu net masažuoja. Tai... Nu ir ką, dienos pabaiga yra jau realiai 9 valanda, kažkaip visi jau apsiraminę, jau išėjom į savus kambarius, kas ką veikt ir taip toliau. Dauguma žmonių... Kodėl čia taip kažkaip keistai? Gerai, kažkas tokio bus. Pasidedam ant kompiuterio. O, super. Tai dauguma žmonių šiandien labai anksti kėlėsi, turėjo skrydį ankstų. Jei neklystu, 6 ryte buvo skrydis. Tai daugumai reis jau pailsėt, pamiegot. Tai diena kaip ir paprasta buvo, nežinau, jau kartojus. Sunku kažką šnekėt. Ir rytoj mūsų laukia 3 valandos. Turim 80 km ratuką per kalniukus mažus, nedidelius. Tai tą važiuosim, rytoj jau bus mankšta, tai kelsim mankštos video, turėsim netgi gal jogos užsiėmimų, BFP, bendro fizinio pratimų. Tai irgi bus veiklos, 2 savaitės, manau, tikrai neprailgs. Ir ties šitą gaidą galim užbaigti dieną. Labanakt. Ir dar pamiršau paminėti, kas norit pažiūrėti, kokias mes treniruotės darom, kur važiavom, koks tai rūtas, kokie duomenys, vatai, greitis, pulsas, tai galit pafollowint mane Strava. Įdėsiu linką arba į komentarus, arba jeigu pavyks ant video pabaigos. Ir per ten galit matyti, kaip mums sekėsi minti. O dabar tikrai labanakt. Čiau.